Labas. Investor LT kanale jūsų pageidavimu kompanijos United Parcel Service tikeris UPS, apžvalga. Kas čia per kompanija, kokios jos perspektyvos, ir svarbiausias klausimas. Ar verta dabar šios kompanijos akcijų įsigyti į savo investicijų krepšelį? Tai mes tuoj viską ir išsiaiškinsime. Kompanija UPS atstovauja krovinių gabenimo ir logistikos industrijai. Jie teikia laiškų ir siuntinių pristatymo logistikos paslaugas. Pradžioje, kaip visada, einame į finvest.com puslapį ir palyginsime pagrindinius konkurentus. Mes jau puikiai žinome, kad pagrindinis UPS konkurentas yra kompanija FedEx. Prieš keletą metų sudariusi išsame apžvalgą apie FedEx, tai šį kartą mes lyginsime tik dvi kompanijas. Nes kitos šios industrijos atstovės pagal kapitalizaciją yra jau gerokai mažesnės. Todėl lyginti jau nederėtų. Bet viena akimi visada perbėgam per visą industriją, kad pajustume bendrą vaizdą. Taip, price rodikliai pagal PE šiuo metu brangesnis yra FedEx, bet kadangi kitiems metams pas jį yra planuojamas ženkliai didesnis pelnas, tai forwardinis PE FedEx matome, kad jau bus mažesnis, kas investuotojui, aišku, atrodys patrauklesnis variantas. PEG rodiklis irgi geresnis yra FedEx'o, o šitas rodiklis parodo pelno augimo prognozę. Likę price rodikliai irgi patrauklesni, kaip matome, yra FedEx'o ir kol kas visi pliusai, dėja, bet konkurento pusėje. Beje, apie kiekvieną šių rodiklių kanale yra trumpi mokomieji epizodai. Todėl, jeigu domitės arba jeigu dar mokotės, tai labai kviečiu pasižiūrėti. Naudingos nuorodos šio video aprašyme. Ir dar priminsiu, kad video pranešime tikslinę kainą aš rodžiau lentelę, arba taip pavadinkime špargalkę, kurioje visi pagrindiniai rodikliai buvo trumpai apibūdinti ir parodyta, koks jų dydis yra geras, koks jau kelia nerimą. Todėl žiūrėdami tą epizodą jūs galite nusifotografuoti jums paruoštą lentelę ir naudokitės, kol viską išmoksite. Vertinant EPS arba pelno augimo rodiklius, matome irgi FedEx pranašumą, nes jo tiek praeities rezultatai, tiek ateities pelno tenkančiai vienai akcijai augimo rodikliai yra geresni. Pavyzdžiui, ateinantiems 5 metams FedEx planuoja augti 9,5%, o UPS kiek daugiau nei 1,5%. Tai vertės rodikliai tikrai patrauklesni yra FedEx'o. Tai dabar pasižiūrėkime, kaip atrodo finansiniai rodikliai. Taip, dividendinė grąža čia jau UPS turi pirmą stiprų pliusą, nes jis investuotojus apdovanoja 7,5% dividendais, tuo tarpu FedEx dividendinė grąža yra 2,5%. Grąža nuo turto kapitalo irgi didesnė UPS kompanijos. Vertinant jų skolas, mes matome, kad abi kompanijos yra stipriai užkredituotos, bet UPS pečius spaudžia gerokai didesnė skolos našta. Todėl būtinai pasižiūrėsime, kiek jai komfortiškai yra dirbti su tokiom skolom, nes kartais ne tiek yra svarbus skolos lygis, kiek pats gebėjimas tą skolą aptarnauti. Todėl gal dar pamatysime, kad nėra tai blogai. Bet kol kas turime fiksuoti dar vieną minusą UPS pusėje. Ir visa laimė, kad maržos rodikliai UPS yra patrauklesni nei konkurento. Čia mes matome gross maržą virš 18%, o profit marža arba net marža yra 6,36%. FedEx net marža yra mažesnė, nors gross marža didesnė. Todėl matome geresnį UPS efektyvumą, kas kompanijos jau nebeleidžia nurašyti, netgi priešingai sakyčiau, dabar jau reikia kapstyti giliau. Nors reikia pripažinti, kad pirmas kompanijos įvertinimas nėra toks geras, konkurentas čia atrodo patrauklesnis. Bet mes nenuleidžiam rankų, nes gal dar pamatysime kažką itin stipraus. Todėl eikime į Guru Focus puslapį ir patikrinsime rodiklius dinamikoje. Taip, akcijos kaina nusileido iki 19-20 metų žemumų. Čia kaip tik matome 10 metų palaikymo lygį, tai čia stiprus palaikymo lygis, todėl žiūrėsime, ar čia atsilaikysime. Bet kad atsilaikytų ir kad greičiau kiltų į viršų, reikia, aišku, pozityvo. Todėl pasižiūrėsime, ar pati kompanija tą pozityvą mato, o tas matysis, aišku, paskutinėje jos ketvirčio ataskaitoje. Taip, su skolų aptarnavimu kol kas problemų nėra, jos operacinio pelno pilnai pakanka dengti palūkanas, bet kalbant apie dividendus, aš jau nebūčiau tokia užtikrinta, nes payout ratio labai yra aukštas, beveik 90%
Tai reiškia, kad 90% pelno jinai atiduoda dividendams. Todėl prie liūdnesnio scenarijaus labai realus variantas yra dėl dyvų mažinimo. Vadinasi, dosniais dividendais labai žavėtis nereikėtų, nes yra rizika dėl sumažinimo. Todėl žiūrėsime, koks bus trečias jos ketvirtis. Jeigu viskas be didelių pokyčių, tai per ketvirtą ketvirtį vėl galėsime lengviau atsikvėpti, nes tikėtina, kad šventiniu laikotarpiu vėl bus pajamos ir pelnas didesnis, nes čia mes aiškiai matome cikliškumą, sezoniškumą, kas yra suprantama. Todėl žiemą gali būti daugiau pozityvo čia. Pasižiūrėsim. Toliau skolos dar labiau išaugo paskutinį ketvirtį, taip pat mes matome, kad dabar yra sunki situacija, todėl kompanija vykdo papildomą akcijų emisiją, kas irgi spaudžia akcijų kainą žemyn, nes rinkoje atsiranda naujų akcijų, jos pinga ir kol kas atrodo, kad nėra jau pats geriausias pasirinkimas ši kompanija. Ir skolos ir papildoma akcijų emisija mes matome, kad imama ne verslo plėtrai, nes turtas aktyvai neauga, bet matyt, imama apsidraudimai dėl dividendų išmokėjimo arba tiesiog dėl padidėjusių išlaidų, joms dengti imami pinigai. Bet žiūrint į istoriją, tai kompanija visada stengiasi prie geresnių rezultatų skolas mažintis, tas yra gerai. Čia nėra taip, kad tik augtų tos skolos, taip pat istorija matyti, kad ir buyback'us aktyviai vykdo, todėl tikėtina, kad tą ir toliau darys. Reikia tik tai, kad verslas atsigautų. Pažiūrėkime dar, ką analitikai jai prognozuoja dėl pelno augimo artimiausiais metais ir koks jos būsimas PE tuo metu bus. Tas mums labai padės tikslinės kainos nustatymą. Taip, sunkus 25-ieji, o 26-27 planuojama, kad bus 11-13% pelno augimas. Ir tuo metu nuo dabartinės kainos, jeigu skaičiuojam forwardinis PE, būtų 10-12, kas atrodo gan pigu, jeigu išlaikys tokius dosnius dividendus. Todėl dabar reikia visą aptartą informaciją gerai apsvarstyti, įsivertinti, o tą padaryti, aišku, padės ketvirčio ataskaita. Kaip visada labai spalvinga prezentacija, bet mūsų tuo nesuviliosi, mes ieškame svarbiausios informacijos čia. Taip. Beje, investuotojų reakcija į paskutinę ataskaitą buvo itin negatyvi, akcijos nukrito daugiau nei 14% ir per sekančias kelias dienas dar kelis procentus prarado. Dabar lik ir matome, kad bando atpirkti akcijas, todėl pasižiūrėsime, ar ne per griežtai buvo įmonė nubausta. Taip, pajamos 21,2 milijardai dolerių, tai yra 1% daugiau nei buvo prognozuota, bet tai yra beveik 3% mažiau nei pernai. Kompanija teigia, kad vartotojų pirkimo elgsena neigiamai paveikė smulkių siuntų rinką, kad gamybos veikla išliko vangi ir žinoma politikos pokyčiai, tarifai irgi paveikė prekybos srautus. Daug dėmesio Amazono užsakymų praradimui, nors mes apie tai esame kalbėję ir vertinę, kiek ten to nuostolio. Nes UPS vadovybė yra sakiusi, kad tas bendradarbiavimas, mažai jau to pelno ir nešė, nes Amazonas išsiderėdavo didžiulės nuolaidas, kas kartais išeidavo ir į nuostolius UPSui. Bet kažko reikia pasiteisinti, matyti, kai pajamos ir pelnas krenta, todėl tas yra daroma. Taip pat kompanija skiria dėmesį savo tinklo pertvarkymui, kas aišku kainuoja, ir žinoma reikia dirbti su strateginiais sprendimais, kurie padėtų efektyvinti veiklą. Ir kol kas yra didelis dėmesys taupymui, todėl žiūrėsime, ar vadovybei pavyks pasiekti dar didesnį efektyvumą. Aišku, ekonomikos atsigavimo laikotarpiu aš tikiu, kad viskas bus gerai su šita kompanija, bet vertinant artimiausių metų perspektyvą, labai didelio entuziazmo aš jau neturiu, nes gali būti, kad panaši dinamika ir užsitęs. Vertinant pajamas pagal segmentus, mes matome, kad JAV vietinis paketas atnešė 14,1 milijardą pajamų, tai yra beveik 1% mažiau nei pernai ir šios pajamos sudaro 67% visų pajamų. Tarptautinis paketas 4,5 milijardo dolerių, tai yra beveik 3% daugiau nei pernai ir šios pajamos sudaro 20% pajamų. Man dar buvo labai įdomu detaliau panagrinėti kompanijos išlaidas ir jeigu greitai norim susidaryti bendrą vaizdą, tai greitai aš pateiksiu tam tikrą info, kuri man pasirodė gan svarbi. Taip, darbuotojų atlyginimai ir išmokos siekia 11,6 milijardus dolerių, tai yra 1% augimas per metus. Įsigytos transporto priemonės sudaro 2,5 milijardo dolerių išlaidų ir tai yra 23% mažiau nei prieš metus.
Degalams buvo skirta milijardas ir tai yra 6% mažiau nei prieš metus. Tai su šia išlaidų dalimi nieko blogo nematome, bet štai palūkanų sąnaudos 0,2 milijardo dolerių, tai yra 38% daugiau nei prieš metus. Kapitalo išlaidos daugiau nei 1 milijardas ir tai yra 20% augimas. Veiklos pinigų srautai sumažėjo 30% per metus. Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai siekia 6,2 milijardus dolerių, tai yra 4% kritimas per metus. Skola siekia beveik 25 milijardus dolerių ir paaugo jį 13% per metus. Išmokėti dividendai 1,35 milijardai dolerių, 0% augimo per metus, bet, kaip sakiau, svarbiausia, kad nebūtų mažinimo. Tegul jau nekelia tų dividendų, bet svarbu, kad nemažintų, nes balansas, kaip suprantam, nėra jau toks stiprus. Kalbant apie visų 25 metų perspektyvas, tai pajamų ir pelno maržos prognozijos buvo atšauktos arba sumažintos. Bendra 25 metų pajamų prognozija yra 87,43 milijardai, tai yra 4% kritimas per metus. Vertinant klientus, šioje skaidrėje matome ADV augimas tarp mažų ir vidutinių įmonių buvo mažesnis nei tikėtasi. Todėl apibendrinant, reiktų pasakyti, kad tarptautinėme segmente kompanija tikrai turi iššūkių dėl JAV politikos, nes prekybos karas tarp Kinijos ir JAV tikrai nesibaigė, o Kinijos ir JAV prekybos kelias, kompanijai yra pats pelningiausias. Ir kai matai, kad gegužės, birželio mėnesiais vidutinė dienos apimtis palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 35%, pozityvo tikrai neprideda. Nors, aišku, kompanija nemiega, jinai ieško kitų būdų ir kelių ir, pavyzdžiui, vadovybė pasidžiaugia, kad jie beveik padvigubino pajėgumus tarp Indijos ir Europos, kad patenkintų čia augančią eksporto paklausą. Vadinasi, vilties yra, nebus viskas jau taip blogai. Todėl pagal rodiklius kompanija yra taip įvertinta pigiai, bet jos pigumas yra pagrįstas, nes įskaičiuotos vos neblogiausias pelno augimo tempas. Ir plus yra baimių, kad gali būti dar blogiau. Kita vertus, ką būtina akcentuoti vertinant tai aišku yra aukšti dividendai. 7,5% per metus tikrai yra nereali grąža, bet išmokų santykis arba payout ratio tiek iš pelno, tiek iš free cash flow yra labai didelis, apie 90%. Todėl yra didelė rizika dėl jų sumažinimo. Ir ypač, kai kompanija dabar patiria papildomą spaudimą dėl tinklo restruktūrizavimo, nes Amazon mažina apimtis, plus tarifų spaudimas, tai tas dyvų išmokėjimo procentas gali ir didėti. Nes čia reikia suprasti, kad susidūrus su Amazon problema, patiria išankstinės išlaidas darbuotojų mažinimą, plus yra priversta uždaryti perteklinius logistikos pajėgumus. O dėl tarifų mes turime turėti omeny tai, kad gali stipriai sumažėti elektroninės prekybos siuntos, kas toliau neigiamai veiks įmonės pelningumą. Ir labai panašu, kad ateinantį ketvirtį spaudimas pelningumui gali ir padidėti, nes antras ketvirtis tikrai ne iki galo atspindėjo visas šitas neigiamas tendencijas. Bet kai matai, kad akcijos nukrito iki 10 metų senumo žemumų, tai nebesinori galvoti, kad rinka dar ne visą blogumą įskaičiavo, ar ne? Todėl reiktų įvertinti ir galimus teigiamus veiksnius, nes bendrovė tikrai turi labai rimtus logistikos ir infrastruktūros pajėgumus, jinai turi patirtį ir tikrai gali sėkmingai konkuruoti. Todėl neatmesčiau, kad gan greitai gali atsirasti daugiau rinkos dalyvių, kurie matys joje potencialą ir rinksis šį dividendinį aktyvą į ilgalaikį portfelį. O tų aukštų dividendų atšaukimas, kol kasgi nėra numatytas. Ir balansas dar nėra toks blogas, kad jinai negalėtų jų išlaikyti. Ar ten kredito, ar emisijos pagalba, bet vis tiek stengtųsi išlaikyti. Čia vis tik svarbiausia, kad JAV ekonomika nepanirtų į recesiją. Nes, tada jau ko gero leisimės ir daug žemiau. Tai rezimuojam, ką pamatėm, aš pradėsiu nuo pliusų ir aš šiek tiek kitaip pasižiūrėsiu į Amazon problemą, nes užsakymų netekimą mes galime traktuoti ir kaip itin pigių apimčių atšaukimą, kas ilgainiui gali visai ir į naudą išeiti kompanijai. Todėl potencialo pelno augimui artimiausioje ateityje tikrai turi. Taip pat puikiai tvarkosi su veiklos sąnaudomis ir jeigu jos mažėja, reiškia, vadovybė tikrai labai gerai dirba. Ir aišku, didžiulis jos pliusas yra aukšti dividendai. O minusai, tai visų pirma žemas pelningumo lygis,
arši konkurencija pramonėje, labai silpnas free cash flow ir labai didelis dividendų išmokėjimo santykis. Na ir žinoma, pastebimai mažėjantis pelningumas būtent Kinijos kryptimi. Todėl viską įvertinus, viską pamatavus, dabar atrodo yra gan įdomus įėjimo taškas, kas liečia žemiau $90. Ir jeigu jinai išlaiko dividendus, jeigu mes išvengiame recesijos ir kompanija patvirtina 26-27 metų prognozes su 11-13% pelno augimu, tai akcijos kaina turėtų pakilti iki $130. Ilgesniam laikotarpiu žiūrint, ilgiau negu 2 metams, aš matyčiau $150. Bet aišku, viskas gali sugriūti, jeigu pasitvirtins tas negatyvusis scenarius. Todėl šitas variantas tinka tiems, kas mėgsta didesnį riziką ir tik į ilgalaikį portfelį, į kurį laipteliniu principu per laiką mes ir užsipildytume pilną poziciją. Ačiū Jums, kad buvote kartu, ačiū už Jūsų laikus ir komentarus. Iki